Sveiki, čia Vidas Pinkevičius ir šiandien aš jums papasakosiu apie vargonų improvizaciją. Vargonų improvizacija atsirado kartu su instrumentu praktiškai, kai tik buvo sukurti pirmieji vargonai. Žinoma, viskas, kas buvo grojama, jais buvo improvizuojama. Ir tai įvyko daug anksčiau, negu buvo atsiradęs muzikinis raštas, negu muzikinė notacija, iš pradžių raidinė, tabulatūra vadinama, ir vėliau penklinė arba partitūra. Tai vargonininkai kartu buvo ir kompozitoriai. Galima sakyti, kad improvizacija tai yra kompozicija kūrinio atlikimo momentu. Ta prasme, kad vargonininkas tuo metu, kai atlieka tą improvizaciją, jis tuo metu ją ir kūrė spontaniškai. Aišku, yra pasiruošiamieji veiksmai ir pratimai, kurie atliekami per pratybas praktikuojantis, norint įvaldyti šitą turtingą meną. Bet visų pirma, tai yra spontaniškas menas. Žinoma, improvizacija yra susijusi ir su atmintimi, nes visų laikų traktatai iš 16-17 amžiaus teigia, kad tas vargonininkas, kuris atmintyje išlaikys kuo daugiau melodijų, temų, visokių pasažų, akordų junginių, visokių šitų tikrų kompozicijų ištraukų, kitaip sakant, tas turės pirmenybę ir improvizacijoje. Čia panašiai kaip ir šachmatų žaidime. Jeigu jūs žaidžiate šachmatais, tai turbūt žinote, kad tas žaidėjas, kuris žino standartinius veiksmus žaidimo pradžioje ir kuo daugiau jų žino tų kombinacijų standartinių, kaip pradėti šachmatų žaidimą, maždaug iki 15 ar 30 veiksmų, tai kuo daugiau jis tų yra judesių mintinai išmokęs, įvaldęs, tai žinoma, jis turės tuo didesnį pranašumą prieš savo priešininką. Taip ir su improvizacija. Kuo daugiau mes fragmentų ir ištraukų būsime išmokę iš tikrų kompozicijų, išmokę ir transponavę įvairiose tonacijose, ir jų temas išmokę ir visaip jas modifikavę, tai tuo labiau mūsų fantazija bus turtingesnė ir mes galėsime kalbėti muzikinę kalbą ir spontaniškai. Ko gero, lengviausia pradėti mokytis improvizuoti, tai tiesiog grojant giesmes. Iš paprasto normalaus liturginio giesmyno. Ir pats pirmasis žingsnis į improvizaciją tai yra tų giesmių harmonizavimas. Harmonizavimas galbūt ne ištisais akordais 4 balsais, bet iš pradžių pridedant tik apatinį boso balsą. Jau, jeigu mes pridedam kažką, jau reiškia mes ir improvizuojam. Po to galima pridėti ir 2 vidurinius balsus, altą ir tenorą. Ir taip atsiranda ta 4 balsų akordinė faktūra, kurią galima vėliau ir pagyvinti įvairiais neakordiniais garsais, perinamosiomis natomis, chromatizmais, šuoliais įvairiais. Ir taip išplėsti šitą giesmę iki tikrai įdomių kūrinėlių. Beje, jeigu patalpinsite giesmės melodiją ne viršutinėme balse, o pavyzdžiui tenore, viduriuke arba pačioje bose, tai jau irgi bus improvizacija. Ir galima tokiu pagrindu sukurti visą variacijų ciklą. Vienos giesmės tema, bet pateikiant tokią giesmę keliais variantais, būtent tai būtų variacija. Jau būtų variacija, kurią galima improvizuoti spontaniškai, bet labai geras pratimas yra tas giesmes harmonizuoti ir užrašyti natomis tas variacijas popieriuje. Paskui jas pagroti instrumentu. Tai praktiškai improvizacija yra atlikimas kūrinio kūrimo momente. Tai jeigu sugebėtumėme mes mąstyti taip pat greitai, kaip ir rašome, tai tada neturime jokių problemų improvizuojant.
Beje, aišku, ir mūsų vargoninė ir klavyrinė technika turi būti geram lygmenyje, kad galėtume natomis išreikšti savo muzikinės mintis. Na štai tokie mano patarimai, norint išmokti improvizuoti, ir sėkmės jums jūsų pratybose. Ir jeigu kiltų klausimų, visada parašykite komentaruose, man bus malonu juos atsakyti. Iki kitų susitikimų.